Sveiki, brangų žiūrovai ir klausytojai. Su pastorium Deividu ir Laurinu šiandien tyrinėsime Bibliją. Sveiki, Sveiki, Deividai. sveiki, mėly žiūrovai, labas Laurinai. Deividai, šiandien labai taip keistai pavadinta tema. Gal tu galėtum ją pristatyti tiksliu pavadinimu ir apie ką mes šnekėsim? Na, pagal tema pas mus vadinasi stovėti visoje Dievo valioje. O aš galbūt pasakyčiau trumpiau tvirti tikėjime. Ir šiandieną mes pasižiūrėsime, e, baigiant tyrinėti laišką kolosiečiams, didesnį dėmesį skirsime, kokią komandą turėjo apaštalas Paulius. Ir pamatysime, kad jis darbavosi ne vienas. Kartais galbūt, kai skaitom, atrodo, koks buvo galingas, šaunus pamokslininkas, pastorius. Jis iš tikrųjų toks buvo, bet tai, ką jis galėjo padaryti, buvo priežastis buvo ta, kad jis turėjo ištikimų bendradarbių, kurie palaikė jį, kurie kartu ėjo su juo, kurie darbavosi ir netgi pavaduodavo jį. Ir aišku, tuo pačiu paliesime, manau, kaip tai padeda auginti vienybę bažnyčioje. Mhm. Įsimintinai Lūtė sako, visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. Iš karto ves paprašysiu paskaityti kolosiečiams 4 skyrių 7-9 eilutę. Gerai. Apie mano reikalus jums viską praneš Tichikas, mylimas brolis, ištikimas padėjėjas ir bendradarbis viešpatyje. Aš tam jį ir siunčiu, kad sužinotumėte apie mus ir kad jis pagostų jūsų širdis. Jis vyksta su Onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra iš jūsų. Jie du papasakos jums visą, kas čia dedasi. Taigi jis pristato du savo komandos narius. Taip. Mes girdime, kad jis čia rašo apie Tichiką ir Onesimą. Ir įdomu pastebėti tai, kad apaštalas Paulius, rūpindamasis bažnyčiomis ir tomis, kurias jis pats įkūrė, ir tomis, kurias įkūrė kiti evangelistai arba Dievo tarnai, jisai ne tik rašo jiems laiškus, bet, kaip matome, siunčia savo bendradarbius, kad jie galėtų perduoti žinią apie patį apaštalų Paulių, apie jo reikalus, kaip jam sekasi, ko jis užsiema, ką veikia, ir taip pat, kad sustiprinti tikinčiuosius. Ir dar galbūt pridėčiau tokį svarbų dalyką, kad kaip tu manai, Laurinai, kodėl Paulius siunčia gyvus žmonės į bendruomenės, kodėl neužtenka vien laiškų parašyti ir išdėstyti tai, ką nori pasakyti tikintiesiems. Kodėl dar šalia savo parašytų daugybės laiškų apaštalas Paulius vis tiek siunčia savo bendradarbius, savo kolegas į tas bendruomenės. Todėl, kad socialinės mes būtybės, mums vis tiek reikia kažko šalia. Bet argi neparašytos tos savybės, kurias jie turi, būtent 9 ar 8 eilutė, kur parašyta? Savybės, tu turi omeny pačių asmenų, tų, kuriuos siunčia. Jo, jo. Taip, šiaip iš tikrųjų įdomu pastebėti, kad, kaip tu sakai, tai galima pažiūrėti. Žodžiu to neįgyvendinsi, žodžiu neapkabinsi. Labai tiksliai pastebėjai, kad grįžtant jeigu prie to klausimo, kurį aš iškėliau, kad iš tikrųjų laišku mes galime perduoti informaciją, mes galim perduoti žinią, bet turbūt kaip ir mes čia skaitydami apaštalo Pauliaus laiškus, mums sunku apčiuopti tą emocinę pusę, kaip apaštalas Paulius jautėsi, kokią nuotaiką gyveno. Ir kai mes sutinkame gyvą žmogų, kaip tu sakai, kai mes esame socialinės būtybės,
Tai kai gyvas žmogus pasakoja apie tai, kaip jam sekėsi ir šalia, jeigu mes sulygintume, sugretintume vien tik laišką, turim parašytą, kaip sekasi, tai aišku, suprantama, kad gyvas bendravimas, gyvas pasakojimas yra daug artimesnis, labiau sujungianti širdis negu vien tik tai žodis parašytas. Ir kita vertus, kaip tu pastebėjai, čia yra įvardinta tų pasiuntinių savybės, bet ne tik savybės, aš sakyčiau, kad tai labai tame atsispindi toksai apaštalo Pauliaus šiltas, tokia dvasinė šiluma, gal taip sakykime, kad jis labai šiltai apibūdina savo bendradarbius. Apie Tichiką rašo, sako, mano mylimas brolis, ištikimas padėjėjas ir bendradarbis viešpatyje. Kaip būtų gerai savo kolegos gal tokį apibūdinimą, ar ne, tokią charakteristiką. Kai tu žinai, kad šalia tave, kad tas, su kuriuo tu dirbi kartu, į tave taip žiūri, laiko save mylimu broliu ir tave vertina kaip ištikimą bendradarbį ir padėjėją. Tai mes matome, kad Paulius iš tikrųjų turėjo tą pastoriaus dvasią. Jis ne tik rūpinosi tomis bendruomenėmis, bet jisai taip pat tokiais žodžiais palaikydavo ir tos savo bendradarbius pasiuntinius, kuriuos siuntė bendruomenės. Ar nėra taip, kad yra skirtingi bendradarbiai ir tu juos siunti skirtingas vietas pagal jų dovanas? Greičiausiai. Paimkim pastorius, ar ne? Kaip ir pastoriai, visi yra labai skirtingi ir visi turi talentą kažkurioje tai temui labiau. Ar nėra taip? Kitaip tariant, savo sritį turi, kuri artimesnė jiems. Taip, vienas, pavyzdžiui, yra pastorius labai geras guodėjas, kitas yra pastorius labai geras pranašysčių nešėjas, istorikas, tarkim. Ir jie skirtingai ir pagal savo charakterio tipą ir tą temą, ko gero, jiems tampa labiau žinoma. Na kaip? Kaip sakyt, čia nepridėsi, ką tu pasakai, netimsi išmintinga taip daryti. Ar, sakykime, apaštalas Paulius turėjo tiek bendradarbių tokį platų lauką ir ar galėjo rinktis? Galbūt. Nes, tarkime, jeigu mes skaitome apaštalų darbų knygą ir kiek ten randame prašyta apaštalo Pauliaus bendradarbių, tai ten ne viena dešimtis jų yra. Vien tik jau laiške filipiečiams ir kolosiečiams, kuriuos mes apžvelgiam per šį ketvirtį, mes randame netoli 20 išvardintų asmenų, kurie dirbo kartu su apaštalu Pauliumi. Tai galbūt, kaip tu sakai, jis iš tikrųjų galėjo atsižvelgti į jų stiprybės ir pagal tas stiprybės paskirti atliktam tikrą tarnystę. 10-11 eilutės. Jus sveikina kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabo pusbrolis Morkas. Dėl jo jau esate gavę nurodymų. Jeigu jis atvyktų pas jūs, priimkite jį. Ir 11 sakė, ar ne? Taip. Dar jūs sveikina Jėzus vadinamas Justu. Iš apipjaustytųjų jie vieninteliai su manimi darbuojasi Dievo karalystėje. Jie yra tapę mano pagodą. Taip. Tai čia klausimas būtų, kokia prasmė iš vis tos sveikinimus perduoti? Pakalbėkime ir šiandien, kokią prasmę bažnyčiai perduoti sveikinimus. Sveikinimai iš ten ir ten. Arba linkėjimai, ar ne? Nuo tokios bendruomenės perdodam linkėjimus. Iš tikrųjų labai svarbu, nes kartais, sakykime, ypatingai, kur maža bendruomenė, ten, kur yra, tarkim, 10 ar 20 tik tai tikinčiųjų, kad ir iki 50, kartais atrodo, mes čia vieni šitoj žemėje likom, kaip Elijas pameni, sako, aš čia Dieve vienas te likau. O Dievas sako, nežinai, kad dar 7000 pasilaikiau ištikimų savo tarnų. Tai tas linkėjimų perdavimas iš bendruomenės bendruomenę, viena vertus jisai sušildo, kad kažkas džiaugiasi, kad mes čia esame, kažkas galvo apie mus, perduoda mums sveikinimus. Kita vertus parodo, kad mes ne vieni, mūsų yra daugiau
kitame mieste taip pat yra grupelė tikinčių, dar kitame dar kita, galbūt kitur didesnė, mažesnė, bet tai tarsi ir suriša mus vieni su kitais. Ir primena, kad mums visiems reikalinga palaikymas, pagalba, malda vienas už kitą. Aš sakyčiau, tai netgi yra vienybės puoselėjimo įrankis perduoti sveikinimus, linkėjimus vieni kitiems, tai kad mes išreiškime viltį, kad kažkada ateitie mes visi susitiksime, būsime kartu, visi kartu. Taip, aš apie tą patį pagalvojau. Visi sveikinimai, tokie linkėjimų perdavimai, man atrodo, kad tai nurodo, kad iki susitikimo. Žinai, perduodu, kaip sekasi, o visą kitą pranešiu, kai susitiksim. Iki pasimatymo, ar ne? Jo, iki pasimatymo. Taip. Dievo namuose. Manau, gal. Nu, visi turim vilti dar susitikti čia kur nors dažniausiai. Bet taip. Tai čia man panašu kaip, žinai, tokio komandos pristatymą. Pilnai sutinku. Tik įdomu gal pastebėti iš tą komandą, kuri, tarkim, Kolosiečiam laiške parašyta. Iš pradžių Paulius sako, jūs veikina mano kalėjimo draugas Aristarchas, kuris iš tikrųjų nemažą laiką praleido su Pauliumi, netgi tuomet, kai Paulius buvo Efeze ir sunaikino ten daugybę pagoniškų atributų, kai jis išvarė dvasias ir žmonės degino knygas su burtais susijusias visas, galbūt pameni tą istoriją, ten brangiai kainavusias, vyko pasipriešinimas didžiulis ir pasirodo, pasižiūrėjus tą į aprašymą, kad Aristarchas taip pat buvo kartu su Pauliumi, buvo jo bendra keleivis, dirbo kartu. Tai štai tas Aristarchas jau ne pirmą kartą su Pauliumi minimamas ir dabar jisai pristato, kad sako, mano kalėjimo draugas. Tai galima suprasti, kad ir Aristarchas kartu su Pauliumi kalėjo. Ir šalia Barnabo pusbrolis Morkus. Tai šitie trys asmenys yra įvardinta kaip žydai. Ir dar Justas pridedama, dar jūs sveikina Jėzus, vadinamas Justu. Tai matome, kad tikrai tai yra žydas, žydiškas vardas, Justas romėniškas vardas. Iš apipjaustytųjų, sako, jie vieninteliai su manimi darbuojasi Dievo karalystėje. Ir jie yra tapę mano pagodą. Tai mes matome po to vėliau, kai skaitysime, kad jis kalba apie pagonis, tiksliau apie tikinčiuosius kilusius iš pagonių. O čia yra tikintieji kilę iš žydų tautos, žydų kilmės. Tai tame sveikinime atsispindi toks irgi vienybės aspektas, kad netgi perdodant sveikinimą apaštalas Paulius nori parodyti, kad mes visi kartu galime būti kartu ir labai svarbu būti kartu, darbuotis kartu, kad tie tautiniai skirtumai, rasiniai neturi mūsų skaldyti ir skirti. 12-13 eilutės. Jis sveikina Jūsiškis, Epafras, Kristaus Jėzaus tarnas, kuris visuomet grumėsi už jūs maldose, kad tvirtai laikytumėtės ir tobulai vykdytumėte Dievo norus. Aš galiu paliudyti, kad jis labai rūpinasi jumis Laodikėja ir Herapoliu. Tai kaip ir minėjau, štai va tie trys asmenys, dar pasakyta 14 eilutė, sveikina jūs mylimasis gydytojas Lukas ir Demas. Tai štai trys asmenys, Epafras, Lukas ir Demas, kurie buvo iš pagonių kilę ir jie taip pat pristatomi kaip Pauliaus bendradarbiai ir iš jų taip pat perduoda sveikinimus. Tik įdomiai labai nuskamba, kai kalbam apie Epafrą, sako, jūs sveikina Jūsiškis. Savas, jiems gerai pažįstamas. Tai galima iš to spręsti, kad Epafras ir yra tas asmo, kuris įkūrė tą tikinčių bendruomenę Kolosose, kuris darbavosi ten, nešė žinę ir dabar sako, jisai yra tas, kuris už jūs grumėsi maldose, kovoja už jūs, kad jūs tvirtai laikytumėtės ir tobulai vykdytumėte Dievo norus. Tai tokia irgi įdomi detalė, kuri parodo, kad tie, kurie atneša Dievo žodį, atneša tikėjimą žmonių širdį, darbas nesibaigia.
kai žmonės įtiki. Jie toliau turi savo maldose grumtis su piktojo jėgomis, kad palaikyti tikinčiuosius, kad jie būtų tvirti tikėjime ir tobulai vykdytų Dievo norus. Jo, čia, žinai, taip susimašęs, kaip perskaitai, žinai, iš karto, o ką norėtų tuom pasakyti, žinai. Ta Mhm. prasme, pasakyti, kiek jum yra skiriama dėmesio, kad jūs ne tik neužmiršti, bet už jūs yra intensyviai stengiamas ir kovojama. Taip, ir kiek žmonių rūpinasi jumis, tai parodo, kokie jūs svarbus, kaip dėl kiekvieno mums skauda širdį, dėl kiekvieno įtikėjusio, kad jūs liktumėte tikėjime ir galėtumėt išpildyti tai, ko Dievas nori. Ką tu, kodėl, Deividai, kodėl Laudikėja pas mus gavos toksai liūdnas, labai liūdnas bažnyčios pavadinimas? E, Na, o taip paklausiau, kuria prasme tu sakai liūdnas? Todėl, kad Laudikėja iš pranašysčių atšalusi abejinga bažnyčia. Na, jeigu, matai, žiūrint pranašiškam kontekste, tai šiek tiek kitas vaizdas atsiskleidžia, nes Laodikėja pats žodis išvertus kaip teismo tauta, būtų pažodžiui gal išvertus skambėtų taip, kitaip tariant, arba tauta gyvenanti teismo metu, tai jinai nurodo į tą laikotarpį, kad tai yra paskutinis krikščionybės etapas, kai Dievas ateis jau grįš į šią žemę ir teis visus gyventojus jos. Tai tas paskutinis laikotarpis prieš Jėzaus atėjimą parodomas kaip tikėjimo nebuvimas. Ir jeigu pameni pats Jėzus, būdamas žemėje šitoj, pateikė tokį klausimą, sako, ar sugrįžęs berasiu tikėjimą. Tai ir kadangi šitas Laudikėjos vardu pranašystėse yra atskleidžiama paskutinės krikščionių kartos dvasinė būsena, todėl ir atrodo taip liūdnai. Ar, Bet ar taip, ar turi ką nors tai bendro su šita Laudikėjos bendruomenė? tiesiogiai ne, nes tuo metu Laudikėja iš tikrųjų buvo tvirta bendruomenė, kuri įsikūrus buvo tame mieste Laudikėjos. Tai gan toksai specifinis miestas turėjo savo, kiek pamenu, ir ten toks kaip sanatorinis gal miestas labiau reiktų sakyti, turėjo ir ten vandens šaltiniai, kurie gydymui tiko, ir ten medžiagos brangios buvo pardavinėjamos, toksai turtingas kurortinis miestas. Mhm. Bet nežiūrint to, tikintieji buvo stiprus ten ir, kaip matome čia iš to teksto, kai skaitome 15 eilutę, pasakyta pasveikinkite brolius Laodikėjoje ir Nimfą bei jos namuose susirenkančią bendruomenę. Tai galima spręsti, kad Laodikėjoje tikintieji rinkdavosi namuose ir buvo gyva bendruomenė, namų bažnyčia, namų aplinkoj. Ir, ir tai, kaip, iš tikrųjų labai svarbus aspektas, kartais perskaičius greitom šitas eilutės atrodo nieko ypatingo nėra, bet čia užuomina tai, kad apaštalų laikais nebuvo tokių maldos namų, kaip kad mes turime šiandieną. Kad ateiname, turime tam tikrą programą pamaldų, keliolika žmonių tarnauja, kita didžioji dalis sėdi, stebi, žiūri, kaip žiūrovai tampa, na, baigėsi ir visi keliauja namo. Maldos namus statyti pradėjo, jei neklystų, Konstantinas, imperatorius, kuris, kadangi buvo pats kaip buvęs pagonis, garbino dievus šventyklose, tai jis, kaip tariamai tikėjo, pasiūlė, nu, kaip mes čia dabar Dievą garbinsim kažkur namuose ar kažkokioje aikštėje, reikia šventyklų Dievui. Ir kai prasidėjo statytis 3 amžiuje ir 4 vėliau
didžiulės šventyklos, kur tikintieji galėtų garbinti Dievą. Ten nuo to laiko, galima sakyti, mirė ta misionieriška dvasia, tas tokia artumo dvasia. Nes gali įsivaizduoti, jeigu susirenka ten visi kartu keli šimtai tikinčiųjų, nu ten nepabendrausi artimai kaip namuose, kad susirenki. Ir tada tapo toks labiau išorinis Dievo garbinimas, o to vidinio gyvenimo kaip ir nebeliko. Tai, tai šitoje eilutėje, kaip pasakyta, kad pasveikinkit brolius Laodikijoje ir Nimfabijos namuose susirenkančią bendruomenę, iš tikrųjų atskleidžia, kaip svarbu turėti, kaip svarbu buvo, kad ta bendruomenė rinkosi namuose. Man teko domėtis, kokią įtaką padarė daugiabučių statymas žmonėms. O, čia iš tavo Aha. profesijos. Jo, pasirodo labai nekokia. Didžiausias susvetimėjimas atsirado tada. Ir pasirodo, kad žmonės buvo daug draugiškesni ir šiltesni, kai kiekvienas turėjo savo namuką. Tada būdavo ir tada visi viens nuo kito priklausydavo, telkdavosi į talkas ir vieni kitiem būdavo tokios kaip sakyt, Bendruomenės iš tikrųjų, kad ir ne tik bendruomenės. kaimo Taip. bendruomenė. Taip, ir jie priklausė viens nuo kitų, bet kai sukišo visus į butus, tada eini dirbti fabriką ir visiškai susvetimėja žmonės, nes viens kitam neturi nieko bendro. Apart priekaištų. Tai netgi šiandien aš gyvenu irgi nuo savam name ir su kaimynais per tvorą, tai su vienu pasisveikini, su kitu pakalbi, kartais netgi tai būna, jeigu kažko išeini į lauką, turi per langą pasižiūrėti, ar nėra kaimynų laukia, nes jeigu tau ten reikia greitai, kaip sakyti, išnešti kažką maisto atliekas į kompostinę ar dar kažką į lauką ir sutinki kaimyną, tai tas gaunasi išnešimas pusę valandos ir valandą kitą kartą. Žmona sako, kur tu dingai? Sakau, kaimynų porą sutikau. Ja, visiškai kitas bendravimas, o mieste ką, durys susidarė ir viskas, mažai kas ten su kuo bendrauja. Jo, tai vat yra, žinai. Ir man tik tai dar klausimas fizinis, gal tu galėtum pasakyti, kaip tada jiem pavyko rašyti laiškus kalėjime ir dar išsiųsti laišką, kad jisai nukeliautų iki adresato. Na, greičiausiai, kaip skaitome, tai buvo daroma per žmonės vėlgi. Tuo metu, aišku, tokio pašto kaip šiandieną Lietuvos paštas ar kitas nebuvo. Bet paštas buvo, kažkokiu būdu laiškai pasiekdavo bendruomenės ir kai skaitome, tarkime, 16 eilutėje labai įdomus tekstas apie tai yra. Paulius sako, kai šitas laiškas bus perskaitytas pas jūs, pasirūpinkite, kad jis būtų perskaitytas ir Laodikėjos bažnyčioje, o jūs perskaitykite laišką, kuris ateis iš Laodikėjos. Tai nurodo, kad kai jūs gaunat laiškus iš manęs, keiskitės, dalinkitės jais bendruomenės. Ir vėl tai parodoma, čia tokia atsiskleidžia ir įdomi apaštalo Pauliaus strategija vardan vienybės, kad jūs bendraukite, kai gaunate iš apaštalų laiškus, pasistiprinot patys, dabar pasirūpinkit kitą bendruomenę, perduokit jai laišką, tą, kurį jūs gavote ir paklauskite, ar jie turi taip pat gavę laiškų ir paprašykite juos pas save perskaityti. Ir tai matome, kad buvo puoselėjimas tas artimas ryšys tarp tikinčiųjų. O jeigu dar prisiminti, kad visa tai vyko namų aplinkoje, ne maldos namuose, kaip kad mes šiandien greičiausiai daugelis skaitydami iš inercijos galvojam, nu tai Kauno bendruomenė, tarkim, perduos laišką ten kokiai Vilniaus bendruomeniai susirenkančiai ir pamaldų metu perskaitys. Ne, viskas tai vyko namų aplinkoje. Tai kai laiškas buvo skaitomas namų aplinkoje, nieks neskuba, dalį perskaito, aptarė, pasidalina kiekvien savo galbūt įspūdžiais, ką suprato, ką gavo iš to, toliau skaito. Ir aišku, kai tu gauni laišką, aš įsivaizduoju, tai nebuvo taip. Gerai, šiandien paskaitysime pirmą skyrių, po savaitės paskaitysime laiško antrą skyrių. Na ir o paskui dar kitą savaitę, kitą mėnesį, dar trečią ar ketvirtą ir taip per ketvirtį baigsime skaityti laišką, kaip kad mes čia dabar su tavim tyrinėjom ar su kitais tu čia laiškus kasdien po dalį.
Ne, jie susėsdavo ir skaitydavo tol, kol perskaitydavo visą laišką, aptardavo, dalindavosi ir džiaugdavosi, kad gauna iš apaštalų laiškus. Primena kažkiek tai mūsų naujienraštį Vilties šaltinis. Taip, Iš aišku, tiesų galėt, taip, laiškas bendruomenėm, žinai. taip, vilties šaltinis labiau orientuotas yra į žmonės, jiems atnešti Evangeliją ir viltį į namus jų, bet čia laiškai buvo daugiau asmeniški, tokie grinai paliečiantys to meto aktualijas, išgyvenimus, kovas, to labiau, kad pirmame amžiuje iš tikrųjų nelengva buvo ir žydų persekiojimai, ir persekiojimai iš Romos imperijos dėl tikėjimo ir reikėjo išlikti tvirtiems ir tie laiškai iš tikrųjų būdavo labai didelis pastiprinimas. E, Ir 14-15, taip, dar, kaip, nu, 14, taip, 15, sakyt, kaip tik norėjau dar grįžti prie, norėjau pasakyti, grįžti norėčiau prie 14 eilutės. taip. Ten pasakytas sveikinu jūs mylimasis gydytojas Lukas ir Demas. Ir Demas čia dar pristatomas kaip Pauliaus bendradarbis, tačiau skaitant apie Pauliaus parašytą 4 ar 5 metais vėliau laišką Timotiejui, savo jaunam mokiniui, ten rašoma tokie žodžiai, kad galbūt aš net perskaitysiu antrame laiške Timotiejui, 4 skyriuje, 10 eilutėje. Taip sako Timo, Paulius Timotiejui. 9. 10-11. Ir 11 prigriebk. Na, gerai. Tai taip, sako Paulius Timotiejui nuo 9 iki 11 eilutės. Paskubėk veikiai atvykti pas mane, nes Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką. Vienas Lukas tėra su manimi. Pasimk ir atsivesk Morkų, jis bus man naudingas padėjėjas. Na ir dar čia 12, jeigu pridėti Tichiką, aš pasiunčiau į Efezą. Tai štai matome, kad Demas, kuris buvo vienas iš Jėzaus bendradarbių ir galbūt netgi Pauliaus mokinys, laikui bėgant neišlaikė tos kovos tikėjimo, pamilo pasaulį ir atsitraukė nuo tikėjimo. Ir aišku, Pauliui skaudėjo širdį dėl to, bet matome, kad atpuolimas nuo tikėjimo vyko ir tais laikais. Mhm. Čia ir tą klausimą, kuom skiriasi Lukas nuo Demo, tai čia ko gero tuom ir atsakyta, žinai, ar ne, kad Taip, kaip skaitėme laiške Timotiejui, Lukas liko su Pauliumi ir greičiausiai netgi manoma, kad Lukas daug laiko praleidęs su Pauliumi, vėliau užrašė Evangeliją ir pagrindinė žinia, kurią Lukas perteikė Evangelijoje, yra gauta iš Pauliaus, nes jis daug su juo buvo kartu, daug laiko praleido, klausėsi jo pasakojimų ir surinkęs ir iš kitų aišku šaltinių Lukas užrašė Evangeliją, nes Lukas vienintelis iš evangelistų buvo graikas, jis nebuvo žydas ir nebuvo kartu su Jėzumi. žinia Laudikėjai 16-18 eilutės. Taip, kai dalį aptarėm, kai šitas laiškas bus perskaitytas pas jūs, pasirūpinkite, kad jis būtų perskaitytas ir Laudikėjos bažnyčioje, o jūs perskaitykite laišką, kuris ateis iš Laudikėjos. Taip pat pasakykite Archipui, žiūrėk, kad vykdytum tarnystę, kurią gavai viešpatyje. Sveikinimas parašytas mano Pauliaus ranka. Prisiminkite mano pančius, malonė su jumis. Ir gal prie to pačio Kolosiečiams 2, nuo 1 iki 3 eilutės. Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jūs, už laodikiečius ir visus, kurie nėra matę mano veido, kad būtų pagostos visų širdys, kad meilė suvienyti, visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo slėpinį Kristų, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. Ar tai čia būtent kova už Laudikėjas, ar ir už kitas bažnyčias tokia pati kova vyksta? Na, kaip ir pats Paulius sako,
aš noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jūs. Tai yra už Taip. laudikiečius ir visus, kurie nėra matę mano veido. Tai jau pats tekstas pasako, kad Paulius maldomis kovojo ne tik už laudikiečius, bet ir visus kitus tikinčiuosius, kurie nėra jo matę. Ir dėl ko jis kovojo, iš tikrųjų labai svarbu tada dar akcentuoti, ką mes perskaitėm antros skyriaus antroji lūtė, kad būtų pagostos visų širdys. Vienas dalykas sako, kad jūs gautumėt pagodą tuose sunkumuose, išbandymuose, kad su jumis neatsitiktų, kaip atsitiko vėliau su Demu, nes mes matome, Demas buvo entuziastingas labai pradžioj, karštas tikintysis, kaip ir daugumas, bet laikui bėgant tas entuziazmas išblėsta, tikėjimas išblėsta ir žmonės palieka Dievą ir bažnyčią. Kam, Tai pirmas kame, dalykas, dėl ko Paulius meldėsi, antras dalykas, kad meilę suvienyti pasiektumėte supratimo pilnatvės turtus ir pažint galėtumėte Dievo slėpinį Kristų. Tai yra vėl matome, kaip sakiau, pagrindinis rūpestis Pauliaus buvo, kad tikintieji gyventų vienybėje. Jis tokioje vienybėje, kurioje meilė vyrautų. Meilė uždengtų vienas kito trūkumus, silpnybės ir padėtų išlikti kartu. ar tai buvo labai jauna bendruomenė? Na, jauna, turiu minį, šviežiai įkurta. Turiuomenį Laudikėjos. Taip. Turime šiuo etapu, nes skambėtų tarsi taip, jie, žinai, kaip ir įsikūrė, bet labai netvirtai esą. Na, aš dabar tiksliai tau neatsakysiu į šitą klausimą, nes nepasižiūrėjau, bet pagal viską sprendžianti negalėjo būti labai, kaip sakyti, sena bendruomenė, todėl kad kai Paulius pradėjo skelbti ir kiti žinia, tai buvo galbūt nuo apie 30-40 metus po Jėzaus, kaip sakyti, po Jėzaus priskelimo, bet o laiškai parašyti apie 60 maždaug metus pirmame amžiuje, tai panašu, kad, nu, tai pirmos kartos tikintieji Laudikijai buvo. Na, galbūt kai kuriems 10 metų, galbūt kitiems 5, kitiems 15, bet kažkur aš taip įsivaizduoju, apie 20 metų nedaugiau turėjo būti. Na gerai, o tai vat šita kova už šitas savybės, kurias dabar mes perskaitėm, ar nėra, kad realiai tai yra kiekvienai bendruomeniai? Ar nori pasakyti, kad kitos bendruomenės yra vat stiprios meilė ir tarpusavį, o va šitie buvo silpni ir tai buvo jam pavojinga? O ne, Man tai iššūkiai. atrodo, kad kiekvienai bendruomeniai šiais laikais gali pritaikyti šitą. Tikrai taip. Aišku, šiek tiek skiriasi, kai mes tyrinėjom, jau turbūt pastebėjai laiškas Filipiečiams, Kolosiečiams, dvi skirtingos bendruomenės. Mes matome, kad rašant laišką Filipiečiams, tame laiške atsispindi daugiau tai, kad Filipuose buvo kova su valdžios institucijom, sakykime, su Romos imperija. Laiške Kolosiečiam mes matom, kad ta kova labiau yra su apipjaustytaisiais žydų, kurie ateidavo į bendruomenę ir atneždavo neteisingą mokymą. Tai tam tikrai tokie išskirtiniai brožai buvo ir iššūkiai skirtingi buvo, bet ir vienu ir kitu atveju vienybės visur reikėjo. Tiek filipiečiams, kai kilo sunkumai iš išorės, persikėjimai iš išorės, suspaudimas, Paulius kvietė, žiūrėkit į mane ir likit vienas šalia kito, stiprinkit, o kolosiečiams išbandymai, sunkumai ateina iš vidaus, iš tikinčiųjų tarpo. Bet ir čia vėl Paulius sako, būkite kartu, nepasiduokite, išlaikykite tą vienybę meilės ryšiais. Tai, sakykime, priežastys, kurios iškildavo suardyti vienybę, buvo skirtingos. Bet siekis visur buvo vienas ir tas pats. Nesvarbu, kokie iššūkiai bebūtų, su kokiais iššūkiais susidurtų bendruomenė, visiems tas pats tikslas - išlaikyti vienybę, tikėjimą ir meiliai. Čia toksai, kaip sakyti, čia atrodo labai toksai ir šiai dienai aktualus tas susiskaidimas, bet ar nėra taip, kad jeigu bendruomenė patiria spaudimą iš išorės, jinai yra daug stipresnė viduje?
Jeigu nepatiria priešų išoriai, tada pradeda nariai viens kitą, kaip sakyt. Viens su kitu kovot. Nu, kaip autoimuninės lygos, žinai. Labai tiksliai pastebėta ir jau čia daugelis pastorių dalinosi tą patirtim, kad kai pradeda bendruomenė rūpintis evangelizacija, galvoja, kaip nunešti žinią kitiems žmonėms ir pasidaro sunkumai iš išorės, jie tada susiglaudžia petys į petį, dirba kartu, palaiko vienas kitą. Bet kai tik tai užmiega ant laurų ir pamiršta savo misiją, na tai po kurio laiko, kadangi jie yra apginkluoti, o nėra kur panaudoti ginklų į išorę, tai tada prasideda viduj karas. Kuris Mhm. geresnis, kuris svarbesnis, kuris reikšmingesnis, kuris išmintingesnis, protingesnis. Tokios intrigos prasideda viduj bažnyčiai. Mhm. Nes čia toksai, žinai, labai užsimirštantis tas dalykas, kad pažiūrėti gyvenimą per amžinybės prizmę. Mm, Susimiršt, turime problemą po nosiai, stengiamės ją spręsti, pergyvenam dėl jos, bet jeigu mes žiūrim per amžinybę, tai visiškai kitos vertybės atsiskleidžia. Na, būtinybės, pavadinkim šitaip. taip, nes amžinybės perspektyvoje labai daug kas nublanksta, tai ką mes turim šitoj žemėje, kas mums atrodo labai svarbu, reikšminga. Amžinybės šviesoje pamatai, kad tai yra smulkmenos, dėl kurių graužti vienas kitą, ten pyktis ar apskritai laiką aukot neverta tam. Mm. Ir tada primeti, tu pasme automatiškai matai, kad didžiausia vertybė yra kitos gyvybės išgelbėjime. Taip. Bet vėlgi šičia klausimas iškyla, taigi kitų gelbėjime ar savo ryšių stiprinime? O tu gali atskirti vieną nuo kito. Žinok, mes turėjom tokią diskusiją dabar. Daryti renginį pasauliečiams ar daryti renginį patiems, stiprinti tarpusavio santykius ar kaip sakyt, ar skleisti žinią. Tu gali juos atskirti šitos dalykus. Aš suprantu, kad tu nori viską į vieną sudėti. Teisingai, ta prasme, visus vienė bendras tikslas, automatiškai susivienė, visi dirba kartu. Bet pavadinkim ir kitą dalyką, kad tu gali labai daug pastangų sudėti kokiam seminarui, arba daug pastangų gali sudėti kokiai nors bendrai šventėjai, na, ta prasme, kažkokiam dvasiniam augimui tarpusavio. Na, taip, suprantama, kad, sakykime, tikintiesiems yra vienokie poreikiai, reikia vienas kitą pastiprinti ir aptarti, tarkim, iškilusius klausimus, kaip ir šeimoje. Šeima gyvena ir viduje, ir bendrauja išorėje. Tai yra vidiniai klausimai, kuriuos reikia įspręsti ir palaikyti vienas kitą. Ir taipogi, kai tu išeini į viešumą, taip kitais dalykais rūpinėsi. Tai tas pats yra ir dvasiniai šeimoje, bažnyčioje. Jeigu aš teisingai tave suprantu, reikalinga kartais tokios vidinės programos sustiprinti pačius tikinčiuosius, kad jie ir paruošti, apmokyti, kad jie galėtų eiti į išorę, tarnauti. Nes mes matom dabar iš Laudikėjos, viskas buvo į vidų nurodyta. Taip, ten problemos viduj buvo, kad jie susikoncentravo į save ir pamiršo misiją. Tai yra, kaip sakyti, yra gerai rūpintis savim ir savo tikėjimu, bet blogai rūpintis vien tik savimi. Vien tik savo tikėjimu ir pamiršta apie kitų išgelbėjimą, nes praktiškai, nu, realiai tai, jeigu tu nesirūpini kitų išgelbėjimu, tai kiek tu besirūpinsi savo išgelbėjimu, klausimas, koks bus galutinis rezultatas. O nėra taip, kad jeigu tu priėmė Jėzų, tu kaip ir išgelbėtas ir toliau eiti į laukus dirbti. Tai kitaip ir nėra, tu esi išgelbėtas, kad gelbėt kitus. Tai jeigu tu esi išgelbėtas, tau nebereik rūpinti savo išgelbėjimu. Tau jį reikia branginti, tau jį reikia tausoti, neiškeisti į pasaulietinius dalykus, bet kai tu esi išgelbėtas, tai tu tam, kad tu dabar taptum Dievo bendradarbiu gelbėjant kitus. Ir todėl mes skaitom 17 eilutė, tai išbaigsiu. Paulius sako, taip pat pasakykite Archipui, žiūrėk, kad vykdytum tarnystę, kurią gavai viešpatyje. Tai yra nepamiršk tos dovanos, kurią tau Dievas davė, tarnauk ir būk ištikimas iki galo.
O tu nesusiduri, kad žmonės abejoja savo išgelbėjimu? O, dar ir kaip. Ir manau, kad kitą ketvirtį mes labai daug apie tai kalbėsime. Gerai. Aš tai irgi pastoviai susiduriu ir atrodo, kad tai yra neištyrinėta iki galo žmonėm tema. O iš kitos pusės mus ir spaudžia, ko gero, įpročiai nuo pat jaunystės, kad vis dėlto mes gerais darbais galim kažką tai pasiekti. Aš galvoju, čia žinau, kaip virusas, kad žmonija gimsta užsikrėtus tokiu pagoniško mąstymo virusu, kad aš galiu kažką pats padaryti ir pridėti prie Jėzaus aukos. Ką apaštalas Paulius skelbė visoms bendruomenėms, bažnyčiams, rašydamas savo laiškose, kad mums nieko nereikia pridėti prie to, ką Jėzus padarė, mums tai reikia priimti, ką jis padarė ir džiaugtis to, ir mėgautis, ir kaip čia mes skaitėm ir laiške filipiečiams ar ne ir kolosiečiams, jūs jau esate, sako, dangaus piliečiai. Džiaukitės to, branginkit tai, gyvenkit to, kaip kaip dangaus piliečiai, kad iš tikrųjų pamatytų, kas jūs esate ir neškite tą žinią. Tarp kitko, dabar priminėjai man labai įdomu vieną dalyką, kad jeigu taip jau kadangi pas mus šiandieną jau užbaigiamoji tema yra į laišką kolosiečiams ir į šį ketvirtį, tai aš taip apibendrinant norėčiau tokį dalyką pasakyti, kad apaštalas Paulius iš pradžių rašydamas laišką kolosiečiams, filipiečiams apskritai yra jo toksai stilius rašymo. Jisai parodo pirmiausia, ką Kristus padarė ir kas yra Kristus. Ir kad per Kristaus auką mes tampame Dievo vaikai. Ir tuomet kita jo laiško dalis visuomet būna apie tai, kad sako, jeigu jūs dabar esate Dievo vaikai, tai ir gyvenkite kaip Dievo vaikai. Tai ką aš noriu pabrėžti, kad jis nesako, jums reikia padaryti tą ir tą, kad taptumėte Dievo vaikais. Priešingai jis sako, žiūrėkit, ką padarė Kristus. Jis padarė jūs Dievo vaikais, per jo kraują jūs esate apvalyti, jums atleista nuodėmės ir dabar jūs esate įvaikinti. Ir kai jūs esate įvaikinti, sako, tai elkitės kaip Dievo vaikai. Tai kitaip tariant, ką jis parodo, jums nereikia užsidirbti išgelbėjimo, jums reikia gyventi tame išgelbėjime ir elgtis, kaip jau išgelbėti esate. Tai yra nesiekti išgelbėjimo, bet savo gyvenimo atspindėti, kad tu jau jį turi, išgelbėjimą, turi amžiną gyvenimą, turi dangaus pilietybę ir tu dabar tik lauki, kada tu galėsi nuskristi, sakykime, į tą dangaus karalystę ir apsistoti joje amžiams. Ir todėl Paulius 18 eilutėje sako, sveikinimas parašytas mano Pauliaus ranka, užbaigiant, prisiminkite mano pančius ir štai kokie paskutiniai žodžiai, malonė su jumis. Jisai pradeda rašyti laiškus nuo malonės ir užbaigia, kalbėdamas apie malonę. Ir visa Biblija prasideda malonės žinia ir baigėsi malonės taip pat žinia. Žinai, čia dar tokia mintis pas mane. Mes linkę visą laiką kažką pagerinti. Kristaus aukai irgi biški pagerinsim. Pridėt kažką nuo savęs. Jo, kad jau tikrai praeitumėm. Kad jaustis geriau, aš irgi čia truputį, nedaug, bet mano ten ranka buvo. Jo, ir tas toksai, yra tas toksai iš tiesų kultūrinis momentas irgi. Pastoviai tą, kad aš patsas gali visose srityse surasti. Kad kažkur griaužia žmogus sąžinė, jisai galvoja, kad, aš pats padarysiu. Jo, čia gal biškai kita tema, ilga tema. Gerai, reziumuojant šiandienos šitą laišką, ką skaitėm, keletą sakinių, Deividai. Na, aš turbūt užbaigti norėčiau, kai Paulius sako Epafro, kalbėdamas apie Epafrą, kuris grumėsi už jūs, kad, mėly broliai, sesės, tikintieji, tvirtai laikytumėmės ir tobulai vykdytume Dievo norus. Tam ir buvo parašytas šis laiškas, kad
nepasiduotume netikėjimui, neiškeistume brangių Dievo pažadų į laikinus pasaulio malonumus ir kad prisimintume, kad Dievo malonė mus lydi nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto. Mes gyvename, judame, valgome, kvėpuojame Dievo malonėje. Ir mus nuolat gaubia Dievo malonė. Ir mums tai reikia atsiliepti į tą malonę ir dėkoti už ją. Em, Aš dar pridėsiu, tuo mes galime nusiraminti ir pasidžiaugti. Taip, Čia didelė privilegija iš tiesų. taip. Ten nurimsta mūsų širdys Dievo maloniai. Ačiū tau, Deividai. Ačiū žiūrovai ir klausytojai. Palinkėsiu Dievo artumo ir palaimų. Aš taip pat prisidedu prie Laurino sveikinimų jums, linkėjimų ir tesujungia jūsų širdis vieni su kitų Dievo dvasia. Sudėjau. Sudė.